Sveiki, mėlyjeji. Džiugu, kad žiūrite, šiame kanale mes skaitome Šventąjį raštą, Bibliją, Dievo žodį, Seną ir Naująjį testamentus, paeiliui iš eilės. Ir šiandien atėjo laikas skaityti Morkaus Evangelijos 10 skyrių, jį skaitysime toliau. Praeitoje laidoje mes pradėjome skaityti šį skyrių, šiandieną jį užbaigsime. Pasilikime drauge, kas pirmą kartą atradote šį kanalą, įsijungėte, kviečiu pasilikti, užsukti dažniau, peržiūrėti anksčiau įrašytas laidas, įrašytus įrašus, pasiklausyti, pasigilinti, pasidomėti, patiems imti skaityti ir aiškintis Šventąjį raštą, vadovautis juo kaip gyvenimo vadovėliu, gyvenimo knyga savo gyvenime, nes Dievo žodis yra labai praktiškai pritaikomas mūsų gyvenimo kasdienybėje. Taigi Morkaus Evangelijos 10 skyrius ir pradėkime skaityti nuo 32 eilutės. Jiems bekeliaujant į Jeruzalę, tai yra Jėzus su savo mokiniais, bekeliaujant į Jeruzalę, Jėzus ėjo priekyje, o mokiniai stebėjosi. Sekdami iš paskos jie nuogastavo. Vėl pasišaukęs 12 pradėjo jiems sakyti, kas jo laukia. Štai einame į Jeruzalę ir Žmogaus sūnus bus išduotas aukštiesiems kunigams ir rašto žinovams. Jie nuteis jį mirti ir atiduos pagonims. Jie tyčiosis iš jo, apspjaudys, nuplaks ir nužudys. Ir trečią dieną jis prisikels. Taigi Jėzus jau ne pirmą, bet antrą ar trečią kartą kalba savo mokiniams šiame Morkaus pasakojime apie tai, kas jo laukia netolimoje ateityje. Ogi susidorojimas su juo, trumpai tariant, susidorojimas su Jėzumi. Jėzus labai pranašiškai ir labai tiksliai nusako, kas jo laukia, kas jį ištiks. Sako, jie tyčiosis, apspjaudys, nuplaks, nužudys. Ir trečią dieną jis prisikels. Tiksliai taip ir įvyko. Ir mes matome, kad mokiniams reikalingas šis žodis prieš tai, kaip tie įvykiai įvyks. Kodėl? Todėl, kad mokiniai nesitikė, nelaukia tokios perspektyvos. Ir kad jų neužgriūtų nepakeliamas sielvartas, nusivylimas, pasimetimas, nežinia. Jėzus kalba apie tai, iš anksto ruošia juos. Ir mes matysime, kad vėliau jie prisimins jį kalbėjus apie tai, kad jis prisikels iš numirusių. Taigi Jėzus, žinodamas, kas jo laukia, mokinius, kurie nenutuokia, kas jo laukia, ruošia juos tiems būsimiems įvykiams. Bet matosi, kad mokiniai iki galo vis tiek nesupranta, ką Jėzus jiems kalba. Po jo mirties jie suglumę, pasimetę, užsidarę, užsirakinę, iš baimės sėdi ir liūdi. Ir šie žodžiai, kuriuos Jėzus išsakė, kuriuos mes ką tik perskaitėme, jiems neužsifiksavo, neužstrigo. Ir jie juos neatsirėmė, tik vėliau jie prisimins tai, ką Jėzus sakė. Skaitykime toliau, 35 eilutė. Prie Jėzaus priėjo Zebedėjaus sūnūs Jokūbas ir Jonas, tai 2 iš Jėzaus mokinių, ir kreipėsi: mokytojau, mes norime, kad padarytų mums viską, ko tik prašysime. Taigi Jonas su Jokūbu nori kažką gauti iš Jėzaus. Jie prašo jį, sako, norime, kad padarytum viską, ko tik prašysime. Jis atsakė, ko norite, kad jums padaryčiau. Taigi Jėzus neskuba lengvabūdiškai prižadėti, duosias tai, ko jie tik paprašys, bet prašo, kad čia patikslintų, ko norite, kad jums padaryčiau. Jie tarė, leisk mums sėdėti vienam tavo dešinėje, kitam kairėje tavo šlovėje.
Kitaip tariant, Jonas su Jokūbu prašosi, tam tikros išskirtinės padėties Dievo karalystėje, Jėzaus Kristaus šlovės karalystėje, kad vienas iš jų sėdėtų jo dešinėje kaip karaliaus dešinėje, kitas kairėje. Jėzus atsakė, nežinote, ko prašote. Ar galite gerti taurę, kurią aš geriu, ir būti pakrikštyti krikštu, kuriuo aš krikštijamas? Taigi Jėzus sako, kad jūsų prašymas yra, sako, jūs nežinote, ko prašote. Kitaip tariant, jūsų prašymas neturi tam tikro pagrindo, jūs nesuvokėt, nesusigaudot tam tikroj tikrovė, jūs mastot kitaip nei yra, jūs mastot žmogiškai, mastot žemiškai, mastot taip, kaip esate pratę mąstyti šiame pasaulyje, kaip žmonės masto. Bet Jėzaus šlovėje, Dievo karalystėje yra viskas kitaip. Galime paklausti, kodėlgi Jonas su Jokūbu, būtent šie du mokiniai, pasiprašo sėdėti Jėzaus kairėje ir dešinėje jo šlovėje. Mes vienu skyriumi atgal skaitėme, kaip Jėzus užsiveda būtent Petrą, Joną ir Jokūbą į kalną aukštai ir atsimaino jo akivaizdoje. Jie regi Jėzų dieviškoje šlovėje, jie girdi tėvo balsą, dangiško tėvo balsą, jie mato Mozę su Eliju. Jiems gera ten ant kalno būti, jie buvo ypatingai sujaudinti to reginio ir jie, dėl to, kad Jėzus juos išskiria iš 12, juos ir Petrą, greičiausiai dėl to jie taip susireikšmina ir manosi esą verti būti vienas Jėzaus dešinėje, kitas kairėje. Čia juntamas mokinių susireikšminimas. Jie pervertina save ir prašosi būtent tų padėčių, to posto, to pripažinimo, tos šlovės ir garbės būti vienam Jėzaus dešinėje, kitam kairėje. Bet Jėzus tokį jo prašymą, jisai, kaip sakyt, parodo, koks jis yra ne vietoj, koks jis yra netinkamas, sako, nežinote, ko prašote. Ir į ką jis dar nurodo? Jis nurodo į kainą, kad tam tikras pripažinimas, tam tikra šlovė dovanojami būtent sumokėjus tam tikrą kainą. Ir čia Jėzus kalba apie taurės gėrimą ir krikštą. Ir be jokios abejonės šie du dalykai kalba apie tą kainą, kurią sumokės pats Jėzus. Savo mirties kainą, kančios kainą, savęs praradimo kainą. Kaip Getsemanė Jėzus mels tėvą, kad jei įmanoma, te aplenkė jį tą taurė. Ir ką jis turi omeny? Jis turi omeny būtent tą kančios taurę, Dievo rūstybės taurę. Ta karčią tulžį, kurią jis turės išgerti, tą Dievo atmetimą, tą Dievo pasmerkimą, tą bausmę, kurią jisai tvers už visą žmoniją. Jis gers tą karčią taurę ir bus krikštijamas, to krikštus bus panardintas mirtyje, jis bus apimtas visas mirties. Ir tai yra ta kaina, kurią jis kaip viešpats, kaip mokytojas sumokės. Ir dabar jis klausia savo mokinių, ar jūs pasiruošę mokėti tokią kainą, jei norite būti šalia manęs, būti prilygti man, ar ne? Jie sakė, galime. Jėzus jiems tarė, tiesa, taurė, kurią aš geriu, jūs gersite, ir krikštu, kuriuo aš krikštijamas, jūs irgi būsite pakrikštyti. Taigi Jėzus pripažįsta kartu ir pranašauja, kad Jonas su Jokūbu iš tiesų patirs kančią dėl Evangelijos, patirs kančią dėl Kristaus. Ir mes žinome, kad Jokūbas gyvens trumpą gyvenimą,
kad tai bus vienas iš pirmųjų mokinių, kuris bus nukirsdintas, jam bus nukirsta galva, jis mirs kankinio mirtimi dėl Evangelijos. Jogi brolis Jonas nugyvens ilgą gyvenimą, tačiau irgi užbaigs jį nelaisvėje Patmos saloje kaip belaisvis dėl Evangelijos, dėl Dievo žodžio. Bet, sako Jėzus, vietą savo dešinėje ar kairėje ne aš duodu, tai bus tiems, kuriems paskirta. Taigi Jėzus sako, jūs kreipėtės ne to adresu, aš nedalinu vietų savo dešinėje ir kairėje. Tai bus, sako, tiems, kuriems paskirta. Aišku, tėvas paskirs tai, bet čia mes matome, kad ta vieta kairėje ir dešinėje yra visiškai nesureikšminama ir tolimesniais žodžiais Jėzus kaip tik ir pasakys, kasgi iš tikrųjų Dievo akise yra didžiausias, kasgi yra reikšmingiausias. Ne tas, kuris pasiprašo ir gauna vietą, gauna postą iš Dievo. Taip nefunkcionuoja Dievo karalystė. Dievo karalystė funkcionuoja kitais principais, kitokiu būdu. Ir Jėzus kaip tik apie tai moko, aiškina ir duoda mokiniams suprasti, kad ir jiems reikia keisti savo supratimą, požiūrį ir mąstymą, kai jie mąsto apie Dievo karalystę. 41 eilutė, tai išgirdę kiti 10 labai supyko ant Jokūbo ir Jono. Taigi mes matome, kad kitiems 10 mokinių tas Jono ir Jokūbo prašymas visiškai nepatiko. Jie pajuto būtent tą puikybę, susireikšminimą, savęs išskirimą virš kitų, savęs laikymą aukštesniais už kitus. Ir be jokios abejonės jiems tai nepatiko. Biblija sako, jie supyko ant tų 2 brolių. Taigi mes matome, kad tas noras išsiveržti priekį, jis iššaukia kivirčus, iššaukia susiskaldimą, iššaukia nepasitenkinimą. Ir tai ir parodo, kad pati šaknis to prašymo, to ketinimo, ji nebuvo teisinga, ji nebuvo gera. Iš vaisių mes matome, ką tai atneša. Tai neatneša ramybės, pasitenkinimo, vienybės, sutarimų ir panašiai, bet atvirkščiai pykti ir tokį pasidalinimą. 42 eilutė, Jėzus pasikvietęs juos tarė, jūs žinote, kad tie, kurie laikomi pagonių valdovais, viešpatauja jiems ir jų didieji juos valdo. Taigi dabar jau Jėzus kaip tik ir aiškina apie valdžią, apie valdžios principą, kaip tampama didžiu, turinčiu valdžią ir įtaką. Ir būtent ne taip, kaip tai daro šio pasaulio valdovai, kurie viešpatauja, valdo, kurie įsakinėja, kurie turi valdžią virš kitų, kurie žiūri iš aukšto į kitus, kurie rungiasi, išsikovoja savo valdžią, pripažinimą. Bet, sako, tarp jūsų taip neturi būti, 43 eilutė. Tarp jūsų taip neturi būti. Kitaip tariant, Jėzus savo mokinius priskiria kitai kategorijai žmonių, jis priskiria kitai karalystei, kaip Jėzus kitais atvejais sako, kad jūs esate pasaulyje, bet ne iš pasaulio. Nors mes gyvename pasaulyje, tarp pasaulio žmonių, kurie mąsto pasaulietiškai, kurie mąsto žmogiškai. Tačiau mums, sako Jėzus, galioja kiti principai, mes turim vadovautis kitokiom vertybėm nei šis pasaulis. Tokia yra Jėzaus mintis. Tarp jūsų taip neturi būti. Jūs neturite vienas virš kito viešpatauti ir vienas kito valdyti. Pažodžiui tariant. Jūs neturite jaustis viršesniais prieš kitus, versti, kad kiti jums tarnautų kaip viršesniems, įsakinėti kitiems ir kad kiti neva žemesni vykdytų jūsų įsakymus. Toks santykis, toks požiūris, toks prieimas prie valdžios yra netinkamas, jis būdingas pagonims.
Jis būdingas šio pasaulio valdovams, bet ne Dievo tarnams, ne Dievo karalystės piliečiams. Ir tada Jėzus paaiškina, o kaipgi turėtų atrodyti valdžią turintis arba valdžios trokštantis žmogus, kaip jis turėtų gyventi ir elgtis. Kas iš jūsų nori būti didžiausias, bus jūsų tarnas, ir kas nori tarp jūsų būti pirmas, bus visų vergas. Taigi Jėzus nepasako, kad noras būti didžiausiu ar pirmu yra blogas, tiesiog jis pasako, kaip tampama didžiausiu arba pirmu. Ogi būnant tarnu ir visų vergu. Taigi Jėzus parodo, kad į Dievo išaukštinimą ir pripažinimą ateinama būtent tarnystės keliu, atsidavimo, netgi vergavimo keliu, kaip sako, kas nori būti iš jūsų pirmas, bus visų vergas. Žmogus, kuris turi sudužusią širdį, kuris nesureikšmina savęs, kuris tarnauja kitiems, kuris neskaičiuoja to, ką jis padaro dėl kitų, kuris noriai aukojasi, noriai tarnauja, nenurodinėja, neįsakinėja, bet pats savo rankomis tarnauja kitiems. 45 eilutė. Juk ir žmogaus sūnus atėjo ne kad jam tarnautų, bet pats tarnauti ir savo gyvybės atiduoti kaip išpirkos už daugelį. Ir čia Jėzus rodo į save kaip į pavyzdį. Pirmiausia, jis pasako taisyklę, principą, kaip tampama didžiausiu, o paskui jis parodo kaip iliustraciją į save, kaip pavyzdį. Juk ir žmogaus sūnus atėjo ne kad jam tarnautų. Taigi jo valdžia susijusi ne su tuo, kad jis pajungia savo žmonės, kad šie jam tarnautų, bet jo valdžia pasireiškia tuo, kad jis noriai tarnauja kitiems. Tie, kad atiduoda net savo gyvybę, jis miršta už kitus. Ir tai yra karalystės požiūris į valdžią. Žmogaus sūnus atėjo ne kad jam tarnautų, bet pats tarnauti ir savo gyvybės atiduoti kaip išpirkos už daugelį. Ir tai turėtų būti mums pavyzdžių, mąstant apie valdžią Dievo namuose, valdžią tarp brolių seserų, apie viršenybę virš kitų, kad ji turėtų pasižymėti būtent tarnystę kitiems. 46 eilutė. Jie atėjo į Jerichą, o iškeliaujant jam su mokiniais ir gausia minia iš Jericho, neregys Bartimiejus, Timėjaus sūnus, sėdėjo šalikelėje elgetaudamas. Taigi štai mes matome tokį vaizdą, kad Jėzus su mokiniais išeina iš Jericho, jau seka gausi minia ir štai pakeliai, šalikeliai sėdi aklas žmogus, kuris elgetauja, galima sakyti, aklas elgeta. Išgirdęs, jog čia Jėzus iš Nazareto, jis pradėjo garsiai šaukti: Jėzau, Dovydo sūnau, pasigailėk manęs. Bartimiejus buvo aklas, jis niekuomet nebuvo matęs Jėzaus, jis niekuomet nebuvo matęs jo daromų stebuklų. Jis buvo greičiausiai tik girdėjęs apie jį, apie tai, kaip jis mokė, apie tai, ką jis darė. Ir todėl vos išgirdęs, jog čia Jėzus, jis pradėjo garsiai šaukti: Jėzau, Dovydo sūnau, pasigailėk manęs. Mes matome, kad Bartimiejus Jėzų vadina Dovydo sūnumi. Arba galime perfrazuoti kitaip, jis vadina faktiškai jį karaliumi, jis pripažįsta jį Dovydo palikuonimi, kuris turi ateiti pagal pranašystės. Jis pripažįsta jį Dievo siųstuoju karaliumi Izraelio arba Mesijumi, Kristumi. Jėzau, Dovydo sūnau, pasigailėk manęs. Matosi, kad iš tų liudijimų pasakojimų, kurie buvo pasiekę jo ausis, jis patikėjo, jog Jėzus yra Dievo siųstasis.
Kaip ir apaštalas Paulius sako, jog tikėjimas gimsta mumise, tikėjimas auga mumise iš klausimo, kai mes girdime Dievo žodį, kai mes girdime žinią apie Jėzų Kristų. Ir matosi, kad Bartimėjaus širdyje tas tikėjimas buvo užsimezgęs Jėzumi, jis buvo užaugęs tiek, kad vos tik išgirdęs, jog tai jis pradėjo garsiai šauktis jo. Daugelis jį draudė, kad nutiltų, bet jis dar garsiau šaukė: Dovydo sūnau, pasigailėk manęs. Mes matome, kad minia jinai yra nejautri, minia yra inertiška, minia turi savo supratimų apie tai, kaip viskas turi vykti. Ji neleidžia Bartimėjui trukdyti Jėzaus, jie mano, jog taip nedera apskritai čia šaukti šalikeliai ir panašiai, ir jie tildo jį, nutilk. Matosi, kad minios akise tas aklasis Elgeta buvo nieko vertas, jo šausmas jiems buvo nieko vertas. Jie nenorėjo jo girdėti, ką tu maždaug čia šauki dabar. Ir jie tildė jį čia. Maždaug vyksta svarbus dalykai, netrukdyk, čia eina mokytojas, čia vyksta ypatingi darbai, o tu čia dabar šauki prie kelio, būdamas Elgeta, aklas. Bet matosi, kad Bartimėjus neatlyžta, jis toliau šaukė: Jėzau, Dovydo sūnau, pasigailėk manęs. Jis šaukėsi Jėzaus gailestingumo savo. Ir skirtingai nuo minios Jėzus atkreipia dėmesį į šį vargšą Elgetą, į šį vargšą akląjį. 49 eilutė Jėzus sustojo ir tarė: pašaukite jį. Jėzus išgirsta per minios triukšmą, per visą tą šurmulį, minioje esančius riksmus, jis išgirsta šio vargšo šauksmą. Sustoja ir sako: pakvieskite jį. Žmonės pašaukė neregį, sakydami: pasitikėk, kelkis, jis tave šaukia. Galim tik nujausti, kaip turėjo pasijausti Bartimėjus, kai Jėzus asmeniškai atkreipė jį dėmesį ir pašaukė jį prie savęs. Ir apgraibomis galime numanyti, Bartimėjus pašoka apgraibomis, braunasi pro minią Jėzaus link, kažkas jį palydi už parankės, galbūt sako: čia Jėzus. Ir jis ateina galiausiai prie Jėzaus. Tas nusimetęs apsiaustą pašoko ir atėjo prie Jėzus. Mes matome, kaip suskumba Bartimėjus nuo to žinios, kad jis yra šaukiamas Jėzaus. Kaip jis yra paliestas to, kaip jis skuba, nusimeta apsiaustą, pašoka ir ateina prie Jėzus. Jėzus jo paklausė: ko nori, kad tau padaryčiau? Atrodytų keistas Jėzau klausimas. Argi nėra akivaizdu, jog tai yra aklas žmogus ir didžiausias jo poreikis yra visų pirma praregėti. Antra, jis, būdamas neregiu, elgetauja duonos, jis visiškai priklausomas nuo kitų išmaldos. Ir taip gerai būtų, jeigu tai išsispręstų, ir atrodo, negi Jėzus to nesupranta. Žinoma, jis tai supranta, bet kodėl tuomet jis klausia, ko nori, kad tau padaryčiau? Ogi greičiausiai dėl to, kad pats žmogus konkrečiai kreiptųsi, jis išlietų savo širdį, išsakytų savo prašymą Dievui. Mes kartais galvojame, Dievas taip ir taip žino, ko man reikia. Ir jei tik jis norės, jis duos mums. Bet ši ir kitos istorijos mums pasakoja, kad Dievui patinka, Dievas laukia, kai mes kreipiamės į jį savo prašymais. Nors jis to žino, sako, prieš jums prašant, pats Jėzus mokė.
prieš jums prašant, tėvas žino, ko jums reikia, bet jis vis tiek moko prašyti duonos kasdienės, valios Dievo, nuodėmio atleidimo. Ir taip toliau. Jėzus moko mus prašyti konkrečių dalykų, kaip ir čia. Bartimėjus arba neregys atsakė, Rabuni, kad praregėčiau. Mokytojau, aš noriu matyti. Išgydyk mane. Galime taip perfrazuoti Bartimėjaus atsakymą. Tada Jėzus jam tarė, eik, tavo tikėjimas išgydė tave. Jis tuoj pat praregėjo ir nusekė paskui Jėzų keliu. Taigi Jėzus ką jam sako, eik, tavo tikėjimas išgydė tave. Reiškia, mes matome, kad kaip būtent šio Bartimėjaus neregio širdyje gyveno tikėjimas, jis subrendo, suaugo jame iš tų liudijimų, iš to, ką jis girdėjo iš aplinkinių. Ir jis patikėjo, jog tai yra Dievo sūnus, Dovydo sūnus, karalių karalius. Jis pajėgus jam atverti akis, išlaisvinti jį iš šios negalios. Pasigailėk manęs, Dovydo sūnau. Rabuni, kad praregėčiau. Eik, tavo tikėjimas išgydė tave. Taigi mes matome, kad Jėzus tarsi nieko ir nepadarė. Sako, tavo tikėjimas išgydė tave. Tikėjimas Bartimėjaus širdį pritraukė Jėzaus dėmesį. Jėzus sustojo, pašaukė jį ir atvėrė jam akis. Jėzus negali abejingai praeiti pro tikinčią širdį. Jis sustoja, aplanko ją ir suteikia tai, kas jai yra būtina. Ir pasakyta, jis tuoj pat praregėjo ir nusekė paskui Jėzų keliu. Mes matome, Bartimėjus regi. Jis mato ir jo gyvenimas pasikeičia. Daugiau niekas nematė jo prie Jericho elgetaujant duonos, nes jis nusekė Jėzumi. Jis nusekė paskui Jėzų. Ir greičiausiai mes nežinom, kaip tęsis jo gyvenimas, kaip jis pasibaigė, bet greičiausiai jis tapo Jėzaus liudytoju, liudydamas, ką jis dėl jo padarė, skelbdamas Dievo evangeliją, skelbdamas Dievo karalystę, skelbdamas Jėzaus Kristaus vardą. Štai tokia jaudinanti istorija, kaip atrodo beviltiško situacijoje esantis žmogus patiria stebuklą vien dėl to, kad patikėjo Jėzumi Kristumi, nesidrovėjo jį draudžiančios minios, garsiai šaukė ir prisišaukė Jėzaus kaip savo gydytojo. Taigi apibendrinant šį skyrių mes galime pasakyti, kad Jėzus iš anksto pranašiškai kalba apie savo mirtį ir vėliau prisikėlimą savo mokiniams, ruošdamas juos tai tikroviai, kuri tuoj bus apreikšta, išsipildys. Antras dalykas – mokinių požiūris, Jėzaus mokinių požiūris į valdžią. Kaip jie turėtų mąstyti apie valdžią, kaip mes turėtume mąstyti apie viršenybę, didumą, valdžią, kad Dievo karalystė egzistuoja kiti principai, ne valdymo ir viešpatavimo, bet tarnavimo principas. Būtent tarnavimas kitiems daro mus didžiais Dievo akise. Ir galiausiai tikėjimas, kuris perkelia kalnus mūsų gyvenime. Tikėjimas, kuris daro neįmanomus dalykus. Tiksliau, tikėjimas, kuris pritraukia Dievo jėgą, kuri pakeičia aplinkybės, pakeičia situacijas, kurios atrodytų yra nepakeičiamos, neįmanomos įveikti. Bet kaip mes ką tik pamatėme,
Jėzus gali visą, nes jis yra Dovydo sūnus, jis yra karalių karalius, Dievo sūnus. Todėl tikėkime, klausykime, ką jis sako, ko jis moko, ką kalba šventasis raštas, ką kalba Biblija. Klausykime šito žodžio, skaitykime šitą žodį ir tokiu būdu mūsų tikėjimas tvirtės juo. Ir mūsų šauksmas, mūsų malda į jį kils iš tikėjimo juo, o kartu per tai sulauksime ir Dievo gailestingumo, kaip Bartimėjus, ir Dievo jėgos, ir Dievo sprendimų savo gyvenime. Ačiū, kad klausėtės, kad buvote drauge, pasilikime ir toliau prie šventojo rašto, kuris yra neišsemiamas, kuris yra beribis, kuriame slypi neapriepiami, neišsemiami dvasiniai lobiai, dvasiniai turtai. Likite sveiki. Iki kito karto.